Sveiki, bičiuliai vairuotojai. Didelę gyvenimo dalį praleidžiu už vairo. Šiandien vairuoju transporto priemonę, kuri viena mėgstamiausių, nes už nugaros turiu 25 tonų pakrautą konteinerį. O važiuojam į Klaipėdos konteinerių terminalą. Išbandysim pirmąją Klaipėdos uoste visiškai automatizuotą vartų sistemą. Labai svarbu prieš važiuojant, kad įmonės vadybininkas užregistruotų vizitą VBS sistemoje ir, aišku, atvykti nurodytų laiku. Taigi, atvažiuodamas matau skanavimo vartus ir mėlyną ženklą 10. Tai reiškia, kad įvažiuoti reikia lėtai, bet ne lėčiau nei 10 km/h greičiu. Na ir žinoma, degant žaliam šviesoforo signalui. Matau, kad ant savitarnos terminalo yra pagalbos mygtukas. Taigi, jeigu kažkas nesigauna, kyla klausimų, galima neišlipus iš automobilio paspausti, paskambinti operatoriai ir viską išsiaiškinti. Ir čia man reikalingas svarbiausias dokumentas, tai yra leidimas. Skanuoju, nuskanuoju, spaudžiu patvirtinti, užsidegė žalias signalas, galiu važiuoti. Taigi, užtrukau tik minutėlę, dabar turiu leidimą važiuoti per vartus. Tai reiškia, kad mano įmonės vadybininkai teisingai užpildė duomenis VBS ir KIPI sistemose ir turim žalią šviesą į vidų. Mėlynas ženklas rodo, kad su konteineriu galima važiuoti antrą arba trečią eilę. Spaudžiu patvirtinti. Turiu žalią šviesą. Tik įvažiavęs pro vartus, iškart gavau SMS-ą. Atidaręs, matau lokaciją, kur galiu atvykti ir galiu spausti ant nuorodos, kuri parodys man tikslę vietą terminale. Aš planuoju išvažiuoti su tuščiu konteineriu, todėl važiuoju tiesiai į pasikrovimo vietą. Tačiau, jei jūs išvažiuosite su pakrautu konteineriu, jums reikia sustoti prie muitinės, kur susitvarkysite dokumentus ir tik gavę žinutę galėsite važiuoti išvažiavimo vartų link. Pasikrovėm tuščią konteinerį ir važiuojam išvažiavimo vartų link. Ir čia vėl tos pačios taisyklės. Sulaukti žalio šviesoforo signalo, važiuoti lėtai, bet ne lėčiau nei 10 km/h greičiu. Ten reikės trumpam stabtelti ir atidaryti konteinerį, kad apsauga įsitikintų, kad jis tuščias. Mėly kolegos vairuotojai, kaip matot, viskas nesudėtinga. Svarbiausia, kad jūsų įmonės vadybininkas tinkamai paruoštų informaciją. O tai yra, suvestų krovinio atvežimo ar paėmimo duomenis VBS sistemoje, rezervuotų atvykimo laiką, tinkamai užpildytų KIPIS duomenis, na, o jums kaip vairuotojui, žinoma, reikia su savimi turėti leidimą. Procesas aiškus, linkiu gero kelio.